Tai į ką investuoti? Štai atsakymas, kurį gavo žmogus, manęs paklausęs. Investuok 500 eurų, o po kelių dienų turėsi 8000. Tik atsakiau ne aš. Atsakė kažkas mano vardu. Šiandien parodysiu, ką į tą patį klausimą atsakiau iš tikrųjų, kiek metų išties užtruktų pasiekti minėtus 8000 ir kaip per porą minučių patikrinti bet ką, kas tau jau atsakė. Sveiki, aš Auksė. Kai žmonės sužino, kad kuriu turinį apie investavimą, klausimas beveik visada tas pats, tai į ką investuoti. Ir po jo beveik visada seka antras, o ar dabar tinkamas laikas investuoti, ar gal geriau palaukti. Abu klausimai nori to paties, vieno atsakymo čia ir dabar. Aš tos klausimus puikiai suprantu. Pati lygiai tokius pačius turėjau prieš 2 metus, kai pradėjau. Neturint žinių, normalu norėti, kad kas nors tiesiog pasakytų, ką daryti. Bet greitas atsakymas ir tinkamas atsakymas retai būna tas pats. Pradėsiu nuo to, ko dažniausiai ir laukiama. Nuo konkretaus atsakymo. Kai manęs klausia, nuo ko pradėti, sakau tą patį, kad pirmiausia pradėčiau domėtis, kas yra plačiai išskaidytas indeksinis fondas. Fondas arba ETF yra tarsi krepšelis. Nuperki vieną vienetą ir iškart gauni daugybės įmonių dalelių. Ne viena įmonė, o iškart daug. Indeksas reiškia, kad tas krepšelis nieko pats nesirenka. Jis atkartoja iš anksto sudarytą sąrašą. Nėra nei vieno, kuris spėliotų, kuriai specifiniai įmoniai seksis. O plačiai išskaidytas reiškia, kad bendrovių tame krepšelyje daug ir jos ne iš vienos šalies, sektoriaus ir panašiai. Man toks fondas patogus dėl vieno dalyko. Nereikia atspėti, kuri įmonė kils. Kai jų krepšyje šimtai ar tūkstančiai, vienos nesėkmė viso portfelio nesugriauna. Tokius fondus perku ir pati. Viešame portfelyje jų turiu 3 ir į juos kas mėnesį investuoju 500 eurų. Bet iškart pasakysiu, ko šitas atsakymas nepadaro. Jis tinka man, o apie tave nieko nepasako. Kiek laiko tų pinigų tau neprireiks, kam jos kaupi, kaip jautiesi, kai vertė krenta. Nuo to atsakymas keičiasi ir apie tai esu kalbėjus atskirai. Nuorodą į epizodą, kur apie tai detaliau kalbu, matai ekrano viršuje. Palikau ir aprašyme. Yra ir kitas kelias – pirkti ne visą krepšelį, o vienos konkrečios įmonės akcijas. Tie, kurie tai daro rimtai ir atsakingai, prieš pirkdami peržiūri visą įmonę, ar ji dirba pelningai, ar pajamos auga, kiek turi skolų, kiek pinigų lieka po išlaidų, kaip visa tai atrodo šalia kitų tos pačios srities įmonių ir dar daugiau kitų rodiklių. Vienai įmoniai tai gali užtrukti valandas ir tą reikia kartoti, nes rezultatai keičiasi kas ketvirtį. Man tai per daug darbo, todėl šito kelio nesirenku, bet kad ir kurį kelią rinktumeis, prieš tai reikia atsakyti į tuos pačius 2 klausimus. Kiek metų tie pinigai gali dirbti ir kiek jų vertė gali nukristi, kad tau vis tiek būtų ramu. Šito už tave niekas nenuspręs. O kaip su antruoju klausimu? Ar dabar tinkamas laikas? Atsakysiu taip. Investuoju kas mėnesį, nesvarbu, kas tuo metu vyksta rinkoje. Ta sprendimą priėmiau vieną kartą ir prie jo nebegrįžtu. Be to, ne vienas kartoja, kad geriausias laikas pradėti buvo vakar, o antras geriausias yra šiandien. Aš tam pritariu, nes pati įsitikinau, kad laukimas man kainavo daugiau nei bet kuris neteisingai parinktas mėnuo. Ir žinai, ką nuolat pastebiu? Žmonės klausia, į ką investuoti ne todėl, kad tingėtų patys pasidomėti. Jie klausia todėl, kad nedrįsta paklausti paprastesnio dalyko, ką reiškia fondas, indeksas ar volatilumas. Būtent nuo šių žodžių ir prasideda nemokamas kolegų iš Financial Lithuanians naujienlaiškis. 5 dienos, kasdien po vieną temą, be sudėtingų terminų. O kai edukuojasi pats, klausti kito, į ką investuoti, vėliau nebekyla noras, nes atsakymą pats susirandi. Tad jei ir tu nori praplėsti savo žinių bagažą, nuorodą palieku aprašyme. Ir dar vienas dalykas, apie kurį kalbama per mažai. Pasakyti tau, į ką būtent investuoti, Lietuvoje gali ne bet kas. Tai daryti gali tik prižiūrimos įmonės ir juose dirbantys žmonės, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Visi jie surašyti Lietuvos bankų finansų rinkos dalyvių sąraše. Aš tokias teisės neturiu, todėl konkretaus atsakymo tau ir negaliu duoti. Tad, kai kas nors atsako nedelsiant, tiksliai ir nieko apie tave nepaklausęs, verta bent sekundei stabtelėti. Nes yra tokių, kurie atsako būtent taip.
Ir kartais tai daroma mano vardu. Praėjus vos mėnesiui nuo tada, kai sukūriau Auksė investuoja paskyrą, atsirado pirmosios netikros paskyros mano vardu. Ryškiausias pavyzdys yra Telegram kanalas. Tas pats pavadinimas, logotipas, net 516 prenumeratorių. Tik pabrėšiu, Telegramo kanalo aš neturiu ir niekada neturėjau. O socialiniuose tinkluose mano vardu žmonėms siūloma prekiauti kriptovaliutomis ir žadama, kad investavę 500 eurų per 2 ar 3 dienas turės 8000. Panašias žinutes reguliariai atsiunčia mano sekėjai klausdami, ar tai tikrai aš. Paskaičiuokim, ką toks pažadas reiškia, kad iš 500 eurų gautum 8000, pinigai turi paaugti 16 kartų. Lietuvos bankas nurodo, kad normali metinė grąža dažnai svyruoja nuo 5 iki 10%. Augant po 10%, suma padvigubėja maždaug per 7 metus, tad iki 8000 reikėtų 4 tokių padvigubėjimų, beveik 30 metų vietoj 3 dienų. Bet baisiausia, čia net ne tas skaičius. Ta netikra paskyra atrodė įtikinamai. Turėjo pavadinimą, logotipą, prenumeratorių ir paruoštus atsakymus. Visa tai yra apvalkalas, kurį susikurti gali bet kas. Todėl nei viešas portfelis, nei sekėjų skaičius savaime dar nieko neįrodo. Ir būtent todėl tas naujienlaiškis apsimoka ne ką mažiau nei bet kokia patikra. Kai supranti, kaip pinigai auga, toks pažadas tave nustebina jau pirmame sakinyje. Nuorodą primenu, palikau aprašyme. Bet yra vienas dalykas, kurį patikrinti gali bet kas ir tam reikia tik poros minučių. Pinigai, kuriuos žmogus perveda manydamas, kad investuoja, o iš tikrųjų atiduoda sukčiams, beveik visada nebesugrąžinami. Per 2025 ketvirtą ketvirtį gyventojams grąžinta tik 3% tokių pinigų. Tad viskas sprendžiasi anksčiau, kol pinigai dar tavo. Ir čia praverčia Lietuvos banko finansų rinkos dalyvių sąrašas. Ten surašyti visi, kas Lietuvoje turi teisę teikti finansinės paslaugas ir yra paieškos laukelis. Suvedi pavadinimą, kurį matai pasiūlyme ir pažiūri, ar ten apskritai toks yra. Užtrunka mažai, o nauda milžiniška. Tik prieš tai 3 dalykai, kuriuos verta žinoti. Pirmas. Įmonės pavadinimas turi sutapti raidė į raidę ir tą pabrėžia pats Lietuvos bankas. Sukčiai dažnai naudoja pavadinimą panašų į licencijuotos įmonės, o žmogus, radęs beveik tą patį, kartais ir nepastebi skirtumo. Antras. Jei sąraše įmonės nerandi, tai jau atsakymas. Lietuvoje teikti finansinės paslaugas ji teisės neturi. Lietuvos bankas atskirai skelbia ir blokuojamų nelegalių svetainių sąrašą, tad ten irgi verta užmesti akį. Trečias, kuriam sąrašo net nereikia. Licencijuota įmonė atvirai nurodo, kur ji registruota ir kas ją prižiūri. Ir ji neskubina. Jei matai, kad apsispręsti reikia šiandien, o rytoj sąlygos bus blogesnės, man tai visada ženklas stabtelėti. Būtent tos poros minučių ir užtenka. Ir jei nori, kad ir toliau rodyčiau tokius dalykus, kviečiu prenumeruoti kanalą. Tas pats galioja bet kam, kieno socialinių tinklų paskyrą ar YouTube kanalą matai ekrane. Kūrėjas, kuris tikrai kuria turinį, žinučių pirmas nerašo ir pinigų neprašo. Tad jei tokia žinutė ateina, atsakymo joje ieškoti neverta. Verta patikrinti pačią platformą, kurią jis siūlo. Policijos duomenimis nuo sukčiavimo investicijomis dažnai nukenčia jaunesni žmonės ir vyrai, o nuo telefoninio vyresni žmonės ir moteris. Ten pat pasakyta, kad nuo sukčių neapsaugo nei išsilavinimas, nei turtas. O jei pinigai jau išvilioti, svarbiausia veikti greitai. Pirmiausia skambuti savo bankui, kad mokėjimą būtų galima bandyti sustabdyti. Tada pranešimas policijai ir tik po to pranešimas ten, kur tie sukčiai tave pasiekia. Ir dar vienas dalykas, kurį daugelis nutyli, nes gėda. Apie tai verta papasakoti namiškiams. Ne todėl, kad kas nors padėtų susigrąžinti pinigus, o todėl, kad tie patys sukčiai rašo ne vienam žmogui. Tad atsakymas į klausimą, į ką investuoti yra. Man tai plačiai išskaidyti indeksiniai fondai ir viešame portfelyje tokių turiu 3. Kitiems tai gali būti pavienios akcijos. Tik tada prieš kiekvieną pirkimą laukia namų darbai ir nuolatinis tos įmonės stebėjimas. Bet nei vienas iš tų 2 atsakymų neatsiranda per sekundę. Abiem reikia laiko ir abu prasideda nuo klausimų apie tave patį. Tas pats klausimas, nuo kurio prieš 2 metus pradėjau, kitam žmogui yra būdas užsidirbti. Todėl greitas atsakymas man visada reiškia vieną dalyką. Pirma pasitikrinti, kas jį davė ir tik tada galvoti apie patį atsakymą. O jei nusprendei, kad tau artimesnis pirmasis kelias, tai yra plačiai išskaidytas fondas, lieka atsakyti, kurį rinktis, nes tokių fondų yra ne 1 ir ne 10. Kaip juos atsirinkti, žingsnis po žingsnio, rodau epizode, kurį dabar matai ekrane. Susimatysim ten ir iki kito karto.